atvažiavo jau pas mane buvęs dviratukas ant surinkimo po žiemos tokiam darbeliui, realiai profilaktikai, nes jokių gedimų nėra. Nieko taisyti nereikia, patikrinti, pareguliuoti, išvalyti. Vat išvalyti, čia pirma užduotis bus šiam dviračiui, nes pataikė į tokį kažkokį keistą žvyrkelį, kuris labai jau molį primena. Tai savininkas pasakojo, kad buvo visas aplipęs, kaip per betoną važiavo. Tai va, tai visas traška, net nuplovus dviratį, toliau viskas traška. Grandinė traška, balnelis traška, vairas sukiojant viskas traška. Keisim grandinę ir pagalvojau, kad nufilmuosiu jums video 2 viename. Apie grandinę, pačią šitą va, flat top SRAMO grandinę ir vaškavimą jos. Buvo užsakyta flat top grandinė, štai tokia. GX, čia ne GX, čia Rival. Rival yra plentinės grupės grandinė ir būčiau aš galbūt tokią pačią užsakęs, bet pasiskaitęs atsiliepimus, GX-as tipo geriau. Hierarchijos prasme jinai stovi aukščiau. Iš plentinių grandinių, ką dar galima būtų užsakyti, tai man atrodo gal Force, bet čia netiksliai. Nes plentinės grandinės turi 114 linkų, o būtent šita grandinė 116. Tai užsisakius plentinę grandinę, mums jos tiesiog čia neužteks. Todėl buvo nuspręsta MTB grandinę panaudoti. Full length parašyta 126 linkų. Kaip lietuviška linkai? Parašykit komentarą. Išsipakuoju, pasižiūrim, ką turim. Va, atrodo štai taip. Viena pusė plokščia. Ir parodysiu aš jums tą pusę, kur yra spynelė ir kokią klaidą neretai padarot, kad neiškristų čia man. Spynelė irgi yra plokščia. Esu matęs kažkur tai grandinės, kur grandinė paprasta yra ne flat top, o kurį ten Eaglas, GX-as buvo ir paprastus. Bet spynelė va tokia. Ir ta spynelė, kada dedat, užsegat grandinę aukštinkojom ir tą plokščią pusę į kasetės pusę uždedat ir toj vietoj pradeda šokinėti. Tai atvažiuoja kažkas negerai barška, kažkas, jo, tiesiog spynelę perverskit ir viskas. Jeigu įdėmiai mane žiūrit, stebit, sekat visus video ir įdėmiai klausot, ką sakau, esu paminėjęs, kad tikriausiai ir dažniausiai jūsų turimi grandinės išsitempimo matuokliai rodo pieno riebumą. Kodėl aš taip manau? Tai čia tokių va galūnų kirptų, įvairių grandinių, single speedas, vienos pavaros, KMC, čia va tokie iš brangesnių, ten čia buvo SL modelis, man atrodo, ar EL, Extra Light, Super Light. Ir su, kažkaip vadinosi šita spalva, šiaurės pašvaistė, kažkaip taip. Va, turiu SRAMO Eaglas, va, ne flat topas, Eaglas.
12 pavarų. Įgulos sistemos ramo ir yra 12 pavarų sistema, kai tik tais ramas sugalvojo 12.1 pavarų sistemą, tai jisai ją ir pavadino įgulos. Galiu klysti, bet kažkur bandžiau rasti, nes man atrodo, kad buvo pasipuolęs perjungęs, ar tai dviratis su užrašais Eagle, o buvo 11 pavarų. Visko žinoti negaliu ir nesistengiu iš esmės. Va, rivalas. Tai čia toks galas kaip čia stovi. KMC X12 Silver Black. Ir KMC BMX-inė. Dar būna BMX-inės Half-Link vadinasi. Tai ten pusė linko konstrukciškai kitaip padaryta, skaitosi daug tvirtesnė. SRAMO čia buvo 11 gal, XX1, PC XX1 ir Shimano 601, tai čia 11 pavarų ir 700 12. 11 ir 12 pavarų net skiriasi, ne tik tais pločių, profilis netgi skirtingas. Va. O kodėl aš teigiu, kad jūsų grandinės matuoklis rodo pieno riebumą, tam tikrais atvejais, ne visada, pasiemu slankmatį, nusinulinu. Taip, 0, paklaida yra, kokia čia jo paklaida? Nedidelė. Elektroninis 0,01 mm. Pradedu matuot, o matuot mane domina ne žingsnis. Žingsnis visur vienodas, 0,5 colio. Ir techniškai per 2 linkus turėtų rodyti kažką panašaus į 1 colį. 24, ten kažkas tai. 25, 1 colis. Jų matmenys grandinių rašomi coliais. Žingsnis coliais visada būna 0,5 colio. Ir plotis. Tai va, plotis jau coliais ten 3 kažkiek tai, 1/4, 3/16. Va tokie va dalykai. Matuosiu po vieną, pradėkim iš kito galo, kaip ėjom. Tai va, mane domina ta vieta, kurią jūs matuojat su matuokliu. Klasikinių, tuo įstatomų, arba jeigu kas nors turi rimtesnį, būna toks va Parktulso ir dar panašios konstrukcijos turi Unioras. Ten tik tai su ratuku sukasi, bet irgi plėtimosi principas ir rodo konkrečiai, kiek yra procentų išsitempimas. Tai čia procentai yra dalis nuo visos grandinės. 0 nauja, iki 0,25 kitą kartą rodo nauja. 0,5 jau kažkiek tai padėvėta, 0,75 laikas keisti. Čia netgi taip ir parašyta. Ir jisai matuoja būtent atstumą tarp rolikų. Tai va, 12 Shimano. 7,64. Į šoną. 11 Shimano. 7, tarkim 60. Kažkur tai, ne, čia pataikiau truputį į griovelį, ne per vidurį, va. Šiam 3, 7, šiam 3. Tas pats. KMC X12 Silver Black. 7, šiam 5.
Čia tas 0,01 mm, tai ir yra paklaida, čia realiai nereiktų į tai kreipti dėmesio ir matom, kol kas viskas pas mus pagal planą. Taip, įglo kol kas neliesiu. KMC X11, čia šita mūsų šiaurės pašvaistė Superlight. Ant kai kurių bandžiau išrinkti be vaško, kad būtų 7, šiam 6. Čia šita nuvaškuota, tai gali būti vaškos sluoksnis mūsų truputį apgauna. Bet ir nebūtinai. Nu va, 7,65. Taip, metu į šoną. Oi, nukrito. SRAM PC XX1. Irgi nuvaškuota. O, jau kažkas įdomiau. Kasgi čia? Visų 0,1 mm daugiau. Vienos pavaros. KMC. Tas pats. Grįžtam atgal. Pirmus matmenis. KMC X10 Silver Black. Taip, gražiai, kad neįgriuvelės. 7, šiam 9. Va, netgi atrodo, kad turėtų būti 7 šiam 4, 7 šiam 5, kaip ir visus KMC grandinės. Gal tiesiog toksai rolikas buvo. Bet skirtumas čia tikriausiai neesminis. 7 šiam 8. Taip, tikiuosi dar nenusibodau, liko 3 grandinės. BMX-inė. Vos. Storesnė, bet neženklus čia, sakykim. Pačius skaniausius pasilikau pabaigai. Eagles ne flat top. Čia modelis, nežinau, 1, 2, 3 parašyta. Taip. Jau kažkoks tai ženklesnis skirtumas. Dar netoks, kai buvo ten kažkurios, jeigu atsimenat, 7,70. Flat top. Šiaip net iš akies matosi. Septyni, 89 net. Kažkoks kosmosas. Labai didelis skirtumas. 8, 7 šiam kažkiek ir 7, 8 kažkiek. Tai čia 0,2 mm, ne? Dar kartą nusinulinu. Pasimatuoju. 7, 8, 8. Netgi vos ne 2,5. 7, 8, 8, 2,3. 2,4, 2,3. Pabantuoju kitoje vietoje. Nu va, kitoje vietoje netgi dar daugiau pasidarė. Man 7, 8, 9. Ir tokiu būdu. Dargi nepamatavau pačios naujausios. Gautos šiandien. Flat top. Taip. Turėtų būti tas pats, kaip prieš tai tą matavom. Rivalas nuo GX-o nieko neturi skirtis. Jo, 7, 8, 9. 7, 9. 8, 8. Čia kaip, žiūrint, kaip stipriai aš jį paspausiu ir priglausiu. 8, 9, 8, 8. Tai čia, matavimo paklaida dar kažkur. Va, matėt, net 9 buvo. Žodžiu. Patiesiu vietą. Ir kada jūs matuojat grandinę, dėja paprasto matuoklio neturiu, nes aš juo tiesiog nesinaudoju, jisai nelabai man informatyvus, jisai tik parodo, kad gera
arba bloga grandinė. O nusidėvėjimo lygio jis man neparodo. Nu, kada jūs matuojat tarp... Per trumpą. Va, ne per trumpą radau. Radau, kurią mes nematavom, bet čia irgi single speedas, bet yra kitos spalvos tiesiog. Kažkaip irgi modelis vadinasi KMC. Kada jūs matuojat grandinės išsitempimą, jūs matuojat nuo roliko krašto iki kito roliko krašto. Tai yra šita. Ir jeigu jūsų rolikai yra skirtingo diametro, tai šitas atstumas tiesiog skirsis dėl elementarios geometrijos. Reikia matuoti nuo šito krašto iki šito roliko atitinkamai šito krašto. Nuo iki. Ir tada nėra skirtumo, kokie yra rolikų diametrai, visada rodmuo bus vienodas, nes žingsnis grandinės yra pusę colio. Išsiveskite milimetrus, jeigu patogu. Ir tokiu būdu, kada mes matuojam su tokia klasikinė sistema, tos pavaros, kurios 8-tukai, 9-tukai, 10-tukai, va, visas, ką išmatavau vienos pavaros, ok, plius minus gerai, ten dydis nelabai skyrėsi. Bet kai atsiranda grandinė 12 pavarų ir ypač SRAMo, netgi matėt SRAMo Eagles ne flat top, o yra dar Eagles flat top, bus skirtingi. Taigi, jums reikalingas kitas matuoklis. Tokį matuoklį aš turiu. Tai yra Shimano. Dar tokį matuoklį turi Partusas. Unioras nemačiau, kad turėtų. Nors gal. Tai va. Ir yra buvę atveju, kada klientas su flat top grandinė arba dar su Campagnolo, kaip ten, ECAR sistema, pas juos irgi rolikai platesni, atvažiuoja į servisą, jam pamatuoja su tą matuoklę, dar gerai, jisai pravaro sezoną, atvažiuoja, dar gerai, važiuok į visą pavarų sistemą, taip nudrožė ten, va, nes tas gerai jau būna senai nebegerai, o va, matuoklė meluoja jum ir viskas. Vaškavimas, aš vaškuoju. Nežinau, gal ir kiti gamintojai turi kažką panašaus, aš kitų gamintojų netestuoju, nes ką aš gaunu, kas man yra prieinama, tenkina kainą, visi žino, naudojam, važiuojam. Jeigu papuolat pas mane į dirbtuvę ir jums reikia nuvaškuoti naujai grandinę, naudoju va būtent šitą silką. Super Secret, ar kaip jinai, Secret Chain Blend, tai yra Hot Wax, dedu į vonelę, įkaitintą naują grandinę ir vienam iš mano video vienas geras žmogus pakomentavo, Igorį galėtum paaiškinti, kaip nuvaškuot grandinę, pavyzdžiui taip, ir surašė punktais, lietuviškai, gražiai, be klaidų. Nuo A iki Z, vat realiai, išvalyti, viską ten taip tvarkingai surašė, aš galvoju, ką man tą video dar čia filmuoti ir kažką tai dar rodyti, jeigu va, parašyta, va, tiesiog atsidarai komentarą ir pasiskaitai ir viskas aišku. Betgi jūs pas mane čia ne dėl to. Aš ne taip darau. Pasiemi šitą. Pasiemi grandinę. Su grandinė išvis nieko nedarai. Nuo žodžio visai. Pasiemi štai šitą. Vadinasi strip chip. Irgi silka. Atrodo
kaip vaškas, bet ne vaškas. Kažkokios čia tokios plytelės. Ne šokoladinis. Baltas šokoladas. Smirda. Įmeti vieną tokią plytelę į vonelę. Tenka keliom ten grandinėm. Ir viskas. Ir nieko daryti nereikia. Ištirpsta šitą tabletę. Voneliai. Sumaišom gerai, kad neišsisluoksniuotų. Jeigu mes vaško nemaišom, paliekam įkaitusi, jisai išsisluoksniuoja. Visi priedai, kurie yra vaške, nusėda apačion, vaškas lieka, o šitas, man atrodo, išplaukia iš viso į paviršių. Viską sumaišom, gražiai sumaišom, įmetam grandinę, nieko nevalė, nieko nedarė. Easy way, mano, va, jeigu norit, jums patarimas. Lengviau, nežinau, neįmanoma. Nuvaškuojam, ta prasme, ten pravirinam ją, gerai prapurtom, sujudinam. Kokias 5 minutės aš tikrai pralaikau. Ištraukiam, atvėsinam, pramankštinam ir ant dviračio. Po to, jau kai ateina laikas vėl ją nuvaškuoti, pratepti, aš jau nededu į vonelę. Į vonelę dedu tik tais tada, kada jau visiškai jinai nusilūpusi, gavo druskos ten ir tai nededu. Nes jeigu jūsų grandinė jau gavusi druskos, žvyro, purvo, iš jos jūs nepašalinsit viso purvo. Net jeigu ir merksit į ultragarsinę vonelę. Taip gali atrodyti, kad ten, wow, ten viskas išsilaksto. Turiu aš ultragarsinę vonelę, vis tiek ten minimalus kažkoks kiekis lieka. Ir jūs su tuo minimaliu kiekiu, mirkydami tą grandinę į vonelę, jūs užteršėt visą vašką esantį vonelėje. Todėl aš taip nedarau. Aš tiesiog tepu ant viršaus, grandinės nenuiminėju. Vaško principas, jisai užpildo visus narelius. Va, prisiminiau, nareliai, nelinkai, nareliai. Užpildo visus narelius ir ten, kur yra ertmės, jisai lieka. Į tas ertmės jau nebepapuola purvas, ten visi reikalai, kol jūs nepradedat ten per druską važinėti arba labai per stipriai per lietų. Kada mes ant viršaus vėl užtepam vašką, šitą idealiausių atveju naudot šitą irgi chain coating, va. Bet kadangi šitas variantas yra gan brangus, tas buteliukas kainuoja daug daugiau negu skvirto. Galima skvirtą naudoti. Jisai puikiai lygiai taip pat veikia. Ta prasme, veikia, aš turiu omeny, kad užsidėjimo ant grandinės, sutepimas ir pats principas veikimo jo yra toks pat kaip silkos, tik tais priedai skiriasi. Bet bazė yra vandens emulsija, kaip vienas, taip ir kitas. Ant viršaus. Aš tai ant viršaus. Jeigu labai grandinė murzina, praplauni dviratį, prasuki grandinę su servetėlė arba kokiu rankšluostuku nuvilgai, nusausini, kad ryškiai nelašėtų nuo jos. Vašką ant viršaus, šuk, išdžiovinai, prasukęs. Reikia taip normaliai pravaryti, prasuk, pravalyti, išdžiovinai, pradėjai minti, vaškas visą purvą iš vidaus tiesiog išstumia, nes ten jisai jo perteklius būna ir jisai kada sustingęs, jis tiesiog išsispaudžia. Nereikia jos valyti, aš nevalau ir niekada nevaliau ir pas man visas buvo tvarkoje. Kai pradėjau naudoti vašką, nustojau plaut grandinės, nes va, ką tik jums paaiškinau. Jeigu norit žiūrėti toliau video, galite žiūrėti, kaip aš nuvaškuosiu tą grandinę, tiesiog įmesiu į vonelę, kaip ją ištrauksiu. Daugiau kažką tai naujo čia jums nepasakysiu. Štai mano vonelė, išvis nieko stebuklingo, paprasta, pirkta ten kosmetikos parduotuviai. Bazinė temperatūra reguliuojasi pasukimo rankenėlė. Čia aš jau esu ištirpinęs visus tuos priedus.
spalva štai tokia. Nei taip pilka, vietomis rudumo turi, tokiom bangom. Pasidėjau ant grindų, kad tiesiog patogiau čia man filmuot, atrodo, bus. Ir bent jau aš vaško ant stalo nekeliu, nes man labai baisu, kad aš jį galiu užkliūti ir nuversti. Ir karštas vaškas mane gali apiplikyti ir po to bus bėdos. Tiesiog aš dėl saugumo sumetimų, jeigu pastebėjot, mano vaškas čia va kamputį ant kėdutės truputį toks paaukštinimas yra, stovi ir man to gana yra rozetė šalia ir tiesiog ten aš ir vaškuoju, ne ant stalo. Galbūt kažkam tai bus ir patogiau ant stalo. Gerai, pasiemu grandinę, tiesiog patiesiai iš dėžutės. tą sujungimą vaškuoti nereikia. Nebūtina, tiesiog nebūtina. Galima, bet jisai pasimeta tam kibiriuke, tai iš vis nebūtina. Nes nusivaškuoja galai ir galai yra užpildyti, nereikia vaškuoti, nebūtina. Aš dedu tiesiog va taip, kaip ištraukiu, taip ir įmetu. Turiu aš specialią silkos tokią sistemėlę. Taip uždengsiu, kad temperatūra niekur pas mus nepabėgtų. Štai yra specialus toksai laikiklis. Iš esmės jisai gan patogus, bet man paprasčiau be jo. Yra galas su sriegiu, štai toks vamzdelis. Ir dėl ko aš jo nenaudoju, greičiausiai aš galvoju, kad šitas vamzdelis yra per ilgas. Ir taip va, prakiši grandinę pro kai kurios narelius, kad grandinė taip gražiai kabėtų. Čia jo tikriausiai matėt YouTube, kaip ten vaškuoja irgi. Tai gražiai va, ir įmerki, ir ten pamausiukuoji ir ištrauki. Aš mėgstu, kad pas man grandinė pilnai va, įmerkiu ir uždarau. Uždarau, kad man temperatūra laikytųsi, kad ne taip aukštų. Su šituogi uždaryti man nesigauna. Ir kada tu įmerki grandinę, jinai būna šalta pakankamai. Mano patalpos net ir vasarą būna vėsios. Dėl to malonu pakankamai dirbti ir man patinka. Vasarą karščiai, o va, mano dirbtuvėje galima gyventi. Žiemą atitinkamai. Tai va, tai neužsidaro man dangtelis, įmeti grandinę, sustingsta vaškas ir kol jisai vėl ištirpsta, daug greičiau, kada tu uždengi. Ir kada šitą va ištrauki, man nėra patogiau su juo ištraukti ir nuvarvinti. Jį kažkur tai noriu padėti. Jeigu taip pakabini, tai tada aš kažkaip šonu ten viskas kabo, žodžiu. Turiu, bet nepasirodė man labai patogus sprendimas, o naudoju aš magnetą. Tuoj parodysiu ir patys pamatysiu. Va, štai tokį nuo garso kolonėlės. Tiesiog kur aš padėjau tą maišymo pagaliuką. Pagaliuką naudoju tiesiog kiniečių restorano tų valgymo pagaliuką medinį. Jisai netraukia man nei šylą, nei purvą traukia, nieko. Va, tiesiog medinis pagaliukas. Pakabinu grandinės truputį galą pripakeliu, kad jinai pakiltų iš vaško, kad išlystų. Pridedu magnetuką ir grandinė man gražiai prikimba. Dar taip paverčiu, kad būtų susilietimas didesnis. Ir gražiai išsitraukiu, tą patį pagaliuką pasiemu, praveriu ir kažkur, vat, konkrečiai mano atveju, aš tokiu turiu vietą, kur man įsistato. Va, ir kabo man ta grandinė. Tai taip, galima gražiau. Taip, spec įrankiai, taip, bet vat aš va taip naudoju, nes man taip tiesiog lengviau.
Gerai, pasižiūrim, kas čia pas mus su tuo, su ta grandinė. Oi, kurgi tu važiuoji? Va. Va taip, va pasisuoju su pagaliuku gerai. Einu dar kažką tai padirbti. Čia burbulų pas mus išsiskyrė. Gerai, va, maišau. Reikia maišyti atsargiai, nes būna vaškas išsiteškia į išorę ir ten po to viduje tenka valyti. Nes negerai, kada vaškas tarp kibirėlio ir šildymo elemento, kaitinimo elemento. Taip, gerai, va taip, dar taip papurtau. Gerai, pakankamai daug čia ta grandinė jau pas mus kaitinasi. Traukiam lauk, tiesiog prikabinu kraštelį ir išsitraukiu. Va taip. Taip. Ir virš vonelės, taip ir pakabinu. Kartais kažkas tai apsitaško, bet kada kuo žemiau, tuo geriau. Štai, op, kur čia. Va, pasikabinam. Ir dabar išdžius, pralamdysiu aš ją. Kai kurie būna ant dviračio uždeda ir tipo jinai prasimankština. Labai prastai jinai prasimankština, reikia realiai daug pravažiuoti, kad jinai prasimankštintų. Ten viskas daužosi, braukosi, per perjungę nepralenda, nes jinai realiai būna kieta. Ir ypač va su tuo priedu, kad ir su tepalu neprasimankština. Ja reikia va pramankštinti ir aš naudoju keturkampį medžio gabaliuką ir aplink jį truk ir man labai gerai prasilanksto. Šitas dalykas labai palengvina gyvenimą. Nemėgstu valyti grandinių, ne tik dėl to, kad tai yra procesas ilgas, tu turi chemiją naudotą, chemiją kvepuoji, džiovini, turi prapūsti, realiai ilgai užima ir labai bjaurus darbas, realiai bjaurus. Šitas išgelbsti ir nevalydami grandinės, nenuvalom nuo jos apsauginės plėvelės, kuri yra kaip nuo korozijos. Ir ne visos grandinės galima naudoti su vašku. Ypač jeigu būna lietingas sezonas, paprastos pigiausios Shimano rūdyje, KMC Grey serija rūdyje, SRAMO ten PC kažkoks ten 1.1.0 gal, ar 1.1.0.0 irgi SRAMO, kur pačios pigiausios yra 10 pavarų, 11 rūdyje, nors SRAMOs gal ne taip stipriai, mačiau rūdyje. Žodžiu, pigiausias grandinės nenaudojam su vašku, vašką naudojam normalių, nerūdyjančių grandinių, bet ir tos, jeigu mes pilnai nušlifuojam jas, nuvalom, nuimam visą tą sluoksnį apsauginį ir tepam ne vonelę, tiesiog aplašinam, pilnai sutempam, šonai surūdyja, nes šonų jūs nepadengiat vašku. Tai va, šiandien tiek. Kažkoks čia ilgas video gavosi, vien tik tais apie grandinės, tikiuosi nebuvo labai jum čia painu. Visą šitą dalyką aš čia iš savo patirties grinai. Jeigu turit geresnių metodų, žinot geresnės teorijas, kaip kas veikia, prašom, naudokitės jomis. Čia tiesiog kaip aš naudoju. Ir kaip aš savo klientam darau. Viskas, ate. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think
if I couldn't make dreams come true. I should just let them all